Labą dieną, gerbėmiai, mėlyjei draugai. Aš Monika, o čia Ramūnas. Ir toliau daliname savo senos trobos tvarkymo procesu. Praėjusiame video rodėme, kaip tvarkome su senais mums nereikalingais baldais, bei pradėjome nuo sienų lupti senas gipso plokštes. O dabar keliamės į naują video ir žiūrim, ką mums pavyko nuveikti šį kartą. Noriu pademonstruoti, ką man šiandien vyras padovanoja, kad nevargčiau. Jis visada sako, kad tu su manim nekentiesi. Tai gavau 2 šluotas. Labai džiaugiuosi. Tiesiog super dovana, geresnės net negalėjo būti. O sau. O sau. Ir vokakotas dar. Ir daug kitų kotukų. Tai va, eisim kažką daryti. Šiandien galvojam sunaikinti likusius nereikalingus baldus. Oi, kaip gerai šluos. Likusius nereikalingus baldus truputį apsitvarkyti. Yra dar mūsų didžioji netvarkytoj patalpoj daug baldinių plokščių, tai bandysim susinešti viską į vieną kambarį, kad po to būtų lengva transportuoti. O, šluotą dar vieną radai. Tokia padėvėta. Nebetaupyk jau. Tokia gerai, daug ilgai tarnavo. Tai jo, einam susiplanuoti darbus ir pradėsim dirbti. Eisiu šluoti, išbandyti naują techniką. Tai dabar mūsų planas yra iškraustyti šitą kambarį. Ir čia sudėsim visas plokštas, ką rasim baldinės, kad po naujų galėtumėm išvežti. Rytoj nauji metai. O mes planuojam tik dirbti. Tai va, čia viską sunešim. Ką pasiliekam, nešim į kitą kambarį. Nu ir viskas. Ir čia bus tvarka padaryta, žinosim, kas kaip ir kur. Aš noriu užuolaidas nuplėšti. Pramoga. Nu, prašau, kiek jėgos. Tu, man atrodo, naudoji mano naują įrankį be mano leidimą. Net nespėjau apšilti, o jau panaudota. Bet galėtum iššluoti? Ką ten? Taip, žinoma. Tikrai nuimti tos karnizus, nesigailėsi? Na, nežinau, dabar jau kilo abejonės, tai paklausi. Tu dar vienis palieku jį. Aš tvarkausi vėl šiukšlinį. Nuvėlusi, aš jam sakau, baigiau, jis tą tapslu. Aš tau palaikau kompaniją, kol jį iššluosi. Tu gal gali kitą iššluoti? Nu, dabar parodys, kaip dirb šluota. Tai va, turim tokį brūmą. Ir važiuojam. Nu, praktiškai iš pirmo patraukimo. Šeimininkės svajonė? Geriau rinktis va tokią. Super, nepakeičiama. Labai gera šluota, pirkti tokį atlikimą. Taip ir tvarkomės. Einam į tamsėje. Gal kam šaldytuvą reikia. Modernus. Labai stilingas. Gerai, judam toliau. Ko mums čia nereikia, o čia labai daug ko nereikia. O ypatingai ten tų plokščių baldinių. Dabar susinešam plokštes. Šiaip čia yra spinta, nepatvirtintais duomenim, gal kam reikia galėsit iš naujo susirinkti. O, kilimą mes turim dar vieną. Gal čia kitam sezonui? Medinės duris turim, kur statysim. Kiekviena diena kaip siurprizas. Jeigu mėgstat kinder siurprizą, nusipirkit seną sodybą. Tai galvojam, kad čia papačiai yra, tokia pati plokštinis spinta kaip ir visas. Bet čia yra senovinių. Spinta gryna medžia, bent jau juos rėmai, nes durų tai nematau. Gaila, kad jos tokia kondicija ir gaila, kad durų nėra, o gal duris kažkur ir yra. Mes dar nežinom. Čia va turim seną skrynę. Čia viską nukraustėm, nunešėm, paskui parodys, kiek turto vėl turim. Dabar dar tą kampą norim atsikrausti. Kokia klijuota ir nebėra baldų? Čia ir žiūrėk, vinis. Eik tu. Šimtinės. Šimtinės taip ir vadina? Na, jeigu 10 cm. Čia, manau, yra 15. Daugiau. Nu, va. 200. Nu, bet jau tokias šlatikės. Nu, atitarnavusios savo. Čia į pirtinę, bent jau tą be palikti. Vanta. Žiūrėk, va, dar viena raganaitės, ane? Na, va, šluotom turtingi būsim. Va, plytikių turim statys man. Kažką. Kas ten, ką žiūra?
Kur? Tas plasma, čia žiūrėk šviečiu tiesiai į... Čia? Tas va. O, nu gerai, einam į šaltrašį pažiūrėti. Bent jau taip Ramūnas sako. Turim vado medžio daug ganėtinai čia visokie. Fėja, 2. Čia vets dar. Jeigu nepagrįti. Skarbamo mašina? Nemanau. Nu, šitas sukasi. Cool! Tai va, turim skalbenkę, kažkada išbandysim. Dar pala vieną skalbenkę, einu parodyti. Tai va, dar turiu vieną skalbenkę. Čia jau fėja pirma turėtų. Čia fėja. Tai ten fėja 3 yra, ne? Antra. Ne, ten, kur yra ta mandrita. Tai ten jau fėja 3 ir pro turėtų būti. Turiu 3 skalbenkės. Vis eini ir atradimai, ne? O kas čia? Česnakai. Gėlytės. Nu kažkokie česnakiniai. Svogūniniai. Bet jau sutreščia yra, matai. Tai nesodinsim gėlyčio. Kibirų turim, galėsiu skalbtis. Nu, užlipk. Pažiūrėk, kad tavo ūgė. Galėsi lėkti iki kaimo parduotuvės. Bet tai ratukai. Sukas. Koks čia yra? MMB2. Gandriukščių. Valstiečių. Gerai, varom, susinešam ir einam, ką nors tą stalą gal reiktų sugriauti dėl to, nes jisai matai, koksai sutrešęs. Aha. Puviekas. Ten va šitą. Tai gerai, nešu fotelį ir likusius baldus. Jo, neš fotelį, aš atnešiu pastalčius ir susitiksim kitą kartą. O iš tikrųjų iš porą minučių. Tai tą batų spitelį galiu. Jo, gerai. Dar vieną šluotą. Nu, jau šluotas tai. Nu, bet, ta prasme, yra daug šluotų, bet kai čia atvarėm, tikrai tvarkinga. Tai čia tarp durių irgi mauzeris lenda. Taip, mauzeris praeitą kartą čia prabėga. Mauzeris yra visus kelius atsikasę. Ramūnas vėl daro betvarkę. Ir čia tiek visko prinešėm iš ten vien iš vienos vietos. Dabar pailsijom, sprendžiam, ką daryti ir nusprendėm, kad čia biškai susitvarkysim. Ir tas spinteles išsinešim. Čia išsišluosim viską. Nukrito popierius ir jau išsigandau, kad pelė. O dabar einam, čia turiu šiukšlinį iš karto pelyti namams. Grynų žirkienų snarbu. O, kas ir turėjo jūrų kiaulytę žirkieną, tikrai supras. O jo, dabar žodžiu. Oficialiai namai suardyti. Tai nežinau, gal tuos pastalčius rintus galim sudėti. Jo, aš galvoju. O paskui išsiskirstysim. Dabar eisiu išbandyti savo naująjį dulkių ekskavatorių. O gali tu nubraukti nuo sienas? Oi, nėra problemų. Gerai, einas.
Nukrito šluota. Likau tik su šluotkočiu. Įstatyk ir... Jo. Mesina. Prilaikyk, kaip tuoj. A tai viniūnė turim įkalt žmonai negali. Aš įsuksiu varžtelį. Oi, čia kad gražiai. Gerai sekas. Labai daug dulkių. Vėl kotas krenta. Tai čia prie lango visiškai viskas išpuvę. Šitoj vietoj. Vėjas šniokščia, čia tiesioginė to žodžio prasme. Nuvaliau. Aš čia savo misijas dar nebaigiau. Reikia išsišluoti viską, bent jau taip norėčiau. Tai siena va iškart atsigavo. Tai einam pažiūrėti, kaip Ramūnas sekas. Ramūnas. Ką nuveikė Ramūnas? Ogi Ramūnas paplintusius gipsą. Dar ten iš po pačios nuims lango. O aš einu siūti, valyti. Tai aš palieku pas tave dabar, paskui ateik pasims. O aš einu šluoti. Greit susitiksim. Kodėl man atrodo, kad ten griūn daugiau nei turėtų? Nu viskas, vyras, nebegaliu, sutvarkyk man kotą. Koks čia darbs, jeigu jau 10 kartų nukrito. Jeigu kažkam trūks garsą, prašom, čia pas mus čia daug garsų yra. Ir šviesų. Čia turim tą tarpelį. O. Tarpeklis šeima. Oho. Nu jo. Biški namas vyra. Bet šitą šluotą, žinokit, rekomenduoju visiems. Bet tik tiek, kad turiu įsikalti kvotą arba virš prikalti. Aš moku naudotis, o jisai gal sutvarkyti. Tai dabar tvarkys Ramūnas man šluotkoti. Ateik labiau į šviesą, padrožti. Eik, tu man atrodo tobulai. Inžineriniai sprendimai, svarbiausia. Tai ką tik romantiškai papietavom, o dabar einu išbandyti naujai sutvirtintą šluotkotį. Einam parodyti, ką nuveikiau. Kaip man pavyko čia viską padaryti, va kaip gražiai iškart vienu mostu viską. Ir važiuojam. Dabar einu mažesnę atsinešti. Bus dar geriau. Manau, kad atlikau labai gerą darbą. Kiek dulkių. Ramūnai, užeik pas mane į svečius. Norėlius patys. Prašau nesmauti. Wow. Wow, ne? Nuo parčitos krūmos. Aha. Žiūrėk, net kampukus išlaižiau. Tai tegu čia biškai nusėsta. Evakuacija. Evakuacija? Taip. Dydau. Evakuojamės. Tai bus iš šito kambario nesusitvark šiandien. Tai va. Dabar galima apžiūrėti šitą parapiją. Tai čia dar Ramūnas nulupa biškį. Nu, rasti ir geresnį laikų matė. Karnizą nukabinsi. Ateinančius kelis mėnesius tikrai nekabinsiu užuolaidų. Tai rytoj šitą tada susitvarkysiu. Šitą kambarį? Na? Šiandien. Dėl to, nes bus tamsu jau tuoj. Ir čia naujiems metams susitvarkyti. Šitam kambarį yra 26 kablelis kažkiek kvadratų. Nebloga šokio aikštelį gaut. Oi, ne, šitą rytoj darysiu, atliksiu savo super mega duper šluotą. O gal nori aš padarau? Oi, ne, man patiko. Patiko? Jo. Nes reikia aukytę, žinau, kad išstumauti labai daug. Tai užsimauti savo patą. Padaryti? Ne, tai aš, galiu ką nors aš padaryti. Koks rytojaus plans? Rytoj sugalvosim. Tai vienas iš planų yra susitvarkyti šitą kambarį. Taip. Kad galėtume padaryti naujametinę diskoteką.
Nu ir ką, ir liks tik tais, skaityk, viena šita siena. Ana, čia yra, šita siena, į kurią šviečiu, yra medis. Nu, bet vis tiek gipsą reikės nusilūpti, bet čia jau niekad saugot nereikės. O čia grindis. Aš pašokinėsiu, pažiūrėk, nejuda. Juda. Šitas kampas visas juda. Kai yra atsiskyrusi siena, matos labai gerai. Tai gal einam ten, šiukšlės susitvarkom. Va, kaip reikia teamworką daryti. Tai šiandienos darbus baigiam. Rytoj vėl kažką sugalvosim. Temsta labai greitai. Spėjom pabūti 6-5 valandas ir laikas važiuoti. Tai jau. Čiau. Mes ir vėl čia. Vėl einam dirbti. Pasakyk, kelintadienį šiandien ir... Šiandien yra naujųjų metų išvakarės. 2003. Ir 2024. Tai šiandien yra paskutinė metų diena ir Reiks susitvarkyti namus. Sakė, visada bus tada tvarka. Kadangi norim kitus metus praleisti labai darbingai, tai šiandien vėl dirbsim. Truputį nulupsiu kažką. Truputį Ramūnas kažką nulups. Aš irgi kažką nulupsiu. Važiuojam. Reikia dirbti. Nes kas nedirba, mielas vaikė, žinokit, ten toliau sako. Esam didžiuliai romantikai ir visada užsidegam čia žvakytę pačią. Kad būtų romantiškiau ir reikia duris ten uždaryti, nes Skersais. jos skersapūtis yra visiškai. Va. Romantiškai švęsim. Šiandien truputį ilgiau pamiegojomės. Truputuką. Labai nedaug, kad galėtumėm bent jau 12 sulaukti. Nes šiaip grįžtam pavargę ir norim miegą, tai su 12 valandą mums labai sunkiai. Einam anksti miegoti, anksti keliamės, daug dirbam. O ko čia tikėjomės mes? O ko? Tai to ir tikėjomės. Arsim. Vat Ramūns labai nekantriai iš karto, vat, naikinti jam viską, pasipilsėm. Tai ką aš galėčiau atlikti, gal galėčiau vinis patraukyti kokias? Bet nepaėmiau tų replių. Bet tai aš turiu plaktuką su ištraukėju. Tai šiaip aš jau nieko nebelupsiu. Tai reikia sienas nusivalyti, ten kaip ir anam padarėm valymą. Nusišluoti. Čia matai prie kamino irgi šlapia viskas. Aha. Tai čia nuo kamino gal? Jo, bėg kažkur. Tas darbai tokie yra. Čia lubas lygias, anoj pusėje nelygias yra. Čia, manau, dėtum šitą lazerį, būtų paklaida 0,01 milimetrą. Nieko nereiškia. Tai nieko nereiškia. Tai ką, žinau, ką man daryti? Eiti lupti ar eiti šluoti? Ką, šluoti? Einu atsinešti savo dulkių. Ai, čia mano dulkių eskavatorius yra, bet reikia kaukę užsidėti. Nes jeigu prilupsim paskui vienis, sunkiai ir rasim. O išsišluosim su magnetu, paskui išimtum gražiai vienis. Nu, logiška. Visiškai logiška. Nėra, pas tavęs logika tikrai nėra problema. Tai ką tik jisai prieš kelias sekundės pasakė, kad niekas čia jau nebelupsiu, viskas. Man kvietėja tą nulupti. Aš jau nieką nebelupsiu, jau čia viskas šiandien išlupta. Labai kvietėja. Eik tu. Tik nusisuk nuo jo. Ir tą nurupusi, tik nulupti gali. Negali Ramūnų iš vis pasitikėti. Jis sako, kad darys vieną, bet padaro 2-3 daugiau kažko. Nu, iššluoti. Iššluosiu sienas. Skylę turim. Kaip netikėta? Nieka tokio. Gerbėmiesiems žiūrovams parodau
Patenkė. Čia visoj toj pusėj labai gera ventiliacija. Šitą sieną, nežinau, iš išorės jinai atrodo labai neblogai. Nieka, žinai ką, aš sugalvoju makrofleksą. Kaip ten mašina surūdėjusią tvarką, tai lygiai taip pat. Einam sienos pašveisti. Voratinklius reik nusivalyti prieš šventę. Oi, čia skylė. Energetinė klasė krenta iki Z. Jo, gavom to energetinio efektyvumo sertifikatą, tai yra ten, neatsimenu, kokie G, man atrodo. Aha, sakai pati prašiausia. Pati žemiausia. Tai dabar iš vis iki Z. Nes turim dar vieną atvirą ertmę. Dar vieną lauką matom. Bet niekada nebus taip, kaip išsivaizduojam. Kažkas bus siurprizų. Visada statybos. Tai čia vienas didelis siurprizas ir yra. Tai ką, nuvalėm sienas, paruošėm špakliavimui. Dar gruntuosim ir... Jo, dar nugruntuosim, kad iki galo surinkti visą šiukšlę. Dažysim ryškiai žalia. Jeigu liks dažų. Jeigu liks dažų, nes dar namą išorę planuojam su pačiais. Gerai, galim nusimti biškį išsivėdiną. Tai... Arbatėlis pripylė, čia su cinamonu bus. Čia bus su cinamonu, atsiprašau. Atsiprašau, kad taip viskas. Einam grįžtam prie dus pakvėpuoti. Yra. Einam pakvėpuoti, nes čia durtins yra. Bet va, išsišlojom biškį. Truputiuką. O šiaip šiandien yra dar viena puiki nuostabi diena. Oras. Kamera irgi kvėpuoti reikia. Aha. Visi čia padusti galėtų. O tai ką dar šiandien nori nuveikti? Kur toliau mano fonas? tą namelį laukia. Ai, nu tai galėsime į tą būdų pasižiūrėti. Ramoniuks jau buvo atsivežę savo pagrindinį mylimiausią įrankį, metalo detektorių. Ir iškasi čia papačia buvo daug pakasta. O, parodyk šitą tokį masišką veržliaraktį. Čia veržliaraktį. Tai gal man į lauką išeiti, einam pažiūrėti tą namelį, kol čia dar išsivėdys. Atverkim plačiai duris. Koks nuostabus gaivus oras. Nei vėjuką, niek. Čia galiu parodyti. Čia ko gero... Čia ko gero gaiviesiems gėrimams, ne, daryti. Ir ką mes čia turim? Tai turim šitą namelį, šiferinį. Kas čia per medžiaga? Šiferis irgi iš to jaučiu, to pačio. Jo, turim bačką. Turim... Nu tai dabar gerai pasako, ką čia planuoji daryti. Turim. Galiu tą tvarkyti ir paskui kažką čia galim sandėliuoti. Arba malkinė tokia, šiokia tokia. Jo, galvojam, kur sudėti visą tą medį, kuris yra geras. Nes šitą malkinę jau nelabai. O galvojam šitą nugriauti, ne? Tiksliau, Ramūnas galvoja jį nugriauti, aš prisidėčiau. Laukai. O, akmenukų yra. Turim pušelę labai gražią. Ir ten tują, kurią tikrai pašalinti reikės pavasariop. Oi, daug gražių medžių, ąžuolų. Tai va, taip gražiai gyvenam. Ką einam upelį dar pažiūrėti, kad jau išėjom į laukus. Tai čia turim malkų krūvą. Irgi reikės sutvarkyti.
Dar čia turim šiukšlyčių į daubą prie upelio suverstų. O čia vat mūsų upelis gražiai šniokščia. Nu tai gerai, ką dabar darom? Tu eini, ką tu eini daryti? Viralinę nori parodyti? Virstantį neparodai? Ai, nu tai dabar, tuo pačiu, kol iki viralinės daisim. Malkinės. Į vidų aš jau tikrai neįsiu. Turim tokį įgriuvusį namelį. Tu čia nebijai lįsti. Aš jau čia buvau. Jau tu čia buvai. Kaip netikėta. Turim malkyčių, visko turim. Ir dar turim šitą kažkada nugriauti. Vėl griauti. O kada remontuosim, jeigu vien tik griaunam? Gerai, einam į viralinę. Sukursim serialą. Čia kaip tie visokie indiški, turkiški, kur nėra pabaigos, bet intriga visada išlieka. Užeinam į dar vieną pastatą. Konstrukcija tvirta. Tai va, tiek namų aplinkos turo šiai dienai. Tai gerai, ką darom? Tai aš galėčiau sutvarkyti, iškraustyti šitą. Rogės! Taip. Senovinė. Košmošas! Nematai? Nemačiau! Geras! Noriu jų. Nu, gerai, nukrypiau temą, atsiprašau. Sniego nėra. Tai čia taip šlapia, kas lystų, kai niekant to žalies. Tai aš galėčiau čia aplinką aptvarkyti, tu nori kartu? Tai žinoma, kad kartu. Gerai. Nes aš kambariai sutvarkyti, aš nebeturiu ten ką veikti. Galim kartu. Tai tada einam, atsinešam įrangą. Arbatelę. Tai čia bus mūsų pietų stalas. Bet aš jau dabar pradėjau Ramūnai kalbinėti, kad mums reiktų laužiuką pasikurti. Jisai sako, bet tada turėsim būti visą laiką lauke. Visku gerai. Bet bus fainiai. Nu tai greičiausiai einu tą ieškoti plytų ir darysime laužavietę. Įkalbėjau tavi? Įkalbėjau, va. Sudėjom laužą. Einu dabar atnešiu šitų popierių. Tai turim popieriuką atsinešiau visokių laikraštukų. Drugelis. Pidagyvas. Pakursim. Po velnių. Norėjau laužą, noriu malkų, bet malkų turim sausas, bet popierius namuose, kuris buvo visi tie laikraštukai, yra sutriekęs. Ir neturim normalios ugnies, tik miniatiūrinį žiebtuvėlį. Ir jau pirštus nusidegėm. Nu, negerai taip. Negerai. Su laužu turim dar tik tai tokį veiksmą. Rūkstam. Labai sunkiai pasikursim, man atrodo. O Ramūnas jau ten plytas sudėjo.
Čia pradėjo skirstyti visokius nesąmoniukus. O aš vargstu ir vargstu. Sakė, atneš kažką tokią, kad pasikurs toj pat. Ramūnas yra tikras stebukladarys. Tik atėję, tik pritupi ir, na, aišku, atneši kažkokių skedrikį truputį. Ir va, iškart. Girdit? Pokščiai. Būtų užsidegę, Monika. Nebūtų, aš čia kankinausi jau pusę valandas, jau dabar čia klupėjau. Jeigu reikia kažką daryti, tai visada reikia Ramūnui patikėti, nes jam seks, jam pavyks. Nu, parketas pas jūs koks geras, ponas, klausykit. Pirmasis mūsų laužas. Gal ir gerai, kad sugalvojai. Tai pernešim šiek tiek arčiau mūsų laužo. Mūsų sėdimąją. Atvažiuos svečių. Priimsim svetingai su laužu. Ramūnas ten knisasi. Aš noriu ištraukti tas ruokas. Norėjau paimti. Nelabai senas, bet atrodo gerai. Tampyti malkom bus pasta. Nemanai, kad nugriūsi, jeigu tą išlupsi? Gal ir ne. Kas čia sakei buvo? Čia pašaruje, ne? Tas yra. Arba vandenį gal koms karvytėms. Gal vandenį, bet irgi suskilėjom. Nu tai prarudėjo per daug metų. Bet anie pašarai, tai tikrai mūsų. Aha. Tai va, ką, čia aišku malkikė, šiferis kaip visada. Raudonis jisai. Ar čia per laiką paraudonavo? Ne, ko gero raudonis. Ramūnas rada iš metalo. Tai pečiaus visokias dalis, kas čia tie yra. Stabdžių diskai. Stabdžių diskai, kažkokie metaliniai koliukai. Paskiau distiliuoti vandeniai. Ir dvi tokias. Tai dar ten matau, turi bačką, ne? Jo, bet jos negaliu imti, nes nugrius. Aha, supratau. Tai iš pradžių išsardom iš išorės. Kaip norėčiau nuo solas, tos nuimti. Tada visas svoris imti. Tai po biškį, jeigu išeini rimk. O, kas čia? Tai raketė kažkam žemės ūkiai. Aš prie Metalų. Norėčiau aną šoninį nuimti, kad jis neskiltų. Ne, Ramūnai viską kilpa. Skila. Gal iš lauko geriau? Dabar ištraukiu tą patvorą. Vamzdę. Įdedu tą vamzdį čia. Svorį. Jo. Bet tau dabar, žinai, jeigu duris uždaryčiau, tai jis jau nugriūtų. Tai tikrai. Tai čia bus nauja malkinį. Šitą panaikinsim.
Aš sakau, čia tiek tereikia. Tai šitą panaikinsim, o šitą jau pati savaime, jau kaip čia kaip nors. Tai turėjom svečių ir kol turėjom svečių, namelis pats nugriuvo. Iš tikrųjų pats nugriuvo, negriuojom, nieko nedarėm, kol viską pijom, apruodėm. Kas čia pas mus vyksta, nugriuoju, tik tais, kad Ramūnas sutvarkė medieną. Tai čia viskas, kas lika iš šito nameliūkščio. Nu tai ta gaida ir baigiu tada.